Yra vaikų, kurie mokosi tik tada, kai šalia yra mama arba tėtis. Vos tik suaugęs atsistoja, vaikas sustoja. Tokiu atveju tėvai tampa tarsi išorinė vaiko atrama. Primena, patvirtina, nuramina, padeda grįžti prie užduoties. Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad vaikas tiesiog priprato būti prižiūrimas. Bet kartais už to slypi visai kitas poreikis – saugumo jausmas. Vaikui gali būti sunku pačiam suprasti instrukciją. Gali būti neaišku, nuo ko pradėti. Jis gali abejoti kiekvienu atsakymu arba bijoti suklysti. Tikslas nėra tą atramą staiga atimti, o po truputį stiprinti pasitikėjimą pačiu savimi. Pavyzdžiui, pirmą užduotį padarome kartu, antrą užduotį vaikas pabando pats, o tada kartu pasitikriname. Taip vaikas mokosi ne tik atlikti užduotį, o pasitikėti savo procesu.